netvarka, padedi kam nors, tavo atgal. Čia gal iš jaunimo linijos? Ai, turbūt kažką pavadovai jau. Prašau. Ačiū. Dėkui. Sveiki, kartu su jaunimo linijos savanoriais prieš pokalbį plėšėme saldainius ir kaupėmės rimtesniai temai. Aš, Ula Jasilevičiūtė, kartu su Gabija Karlonaitė nusprendėme pakalbėti su tais žmonėmis, kurie nebijo apie savižudybės kalbėti. Kartais internetiniuose portaluose randame straipsnį apie savižudybės, o po to straipsnių randame lentelę pavadinimu psichologinė pagalba telefonu. Pirmoje lentelės eilutėje parašyta jaunimo linija. Kas yra ta jaunimo linija? Mes jiems paskambinom ir paprašėm susitikti, kad jie galėtų mums papasakoti apie save, pasidalinti patirtimis ir jausmais. Šį kartą mes klausėme Mildos ir Viliaus, o kaip gyvena jie? Tai pavyzdžiui, kai aš nuėjau, aš kokius 3 mėnesius draugam net nesakiau, kad aš tuose kursuose, nes aš žinau, kokių susilauksiu nuomonę. Kokių? Plius minus, kadangi aš toks iš standartinės lietuviškos aplinkos, kur vaikinai apie savo jausmus nelinkia šnekėti, dažniausiai, kai paklausiu, kaip jautiesi, tai būna arba normaliai, arba blogai, tai kokiu kitu žodžiu. Ir kai pasakiau, kad aš čia esu, tokia vietoj, ten maždaug tas, kur tu esi, čia jaunimo linija. Tai ten, kur skambint, tai ką tu ten darai? Savanoriauji. Tai tau moka? Ne. Tai tu durnas. Mamos reakcija nors netokia buvo, bet tai tu neturi ką veikti daugiau. O tai ko reikia išmokti sėdant prie ragelio? Tai geriausia ateiti kursus, pabūti ten tos 3-4 mėnesius ir sužinoti iš tikrųjų, ko išmokti. Iš principo, gal turbūt pats pagrindas, ko mokom, tai aktyvus klausimas. O kas tas aktyvus klausimas? Tai yra mokėti klausyti žmogų iš tikrųjų ne tik, aš klausau, bet nelabai suprantu, apie ką ten eina kalba, bet iš tikrųjų nuoširdžiai parodyti žmogui, kad man rūpi, ką tu kalbi, aš klausau tavęs, nekišti savo nuomonės, nekišti savo vertybių, nepatarinėti, neguosti, nesakyti, kad viskas bus gerai, o labiausiai apie tokį, kad taip aš čia esu, aš galiu tave paklausyti, man tu rūpi, bandyti tokį ypač nuostatą, naujiems savanoriam išugdyti ir kartu įgūdžius, kaip tą daryti ir žinias, kaip padaryti, kad padėtum, o nepakenktum žmogui, kuris skambina. Girdėjau, kad negalima klausti, kodėl. Čia vienas iš tokių beveik net ir juokingų taisyklių. Kodėl klausti nepatariam savanoriam dėl to, kad kodėl klausimas yra labai kaltinantis dažnai. Kodėl nepadarai namų darbų? O kodėl tu nenori į mokyklą? O kodėl tu čia nepatinka? Tai kodėl tu nenori su tą mergaitę draugauti? Tie klausimai yra labai kaltinantys, net tada, aišku, aš dabar čia tokį toną padariau, bet net ir tada, kai tiesiog klausim, kodėl klausimas verčia aiškinti žmonės. O mes tenkimės juos priimti tokius, kokie jie yra, nesvarstydami, ar tai, ką jie daro, yra teisinga, ar neteisinga, ar gerai, ar negerai. Sakot, jūs labai daug klausotės, tai aš įsivaizduoju, kad visi, didžiąją dalį jie tiesiog klauso, priima ir tiesiog bando, jie bendrauja su tuo žmogum. Tai ar jums nesinori po kažkurio laiko patiems bendrauti ir patiems kažkam šiek tiek išsigręžti, taip sakant, kad priimti, kad kas nors jūsų išsiklausytų? Tai mes turim tam tikrą palaikymo sistemą jaunimo linijoje. Tai reiškia, kad visą laiką, jeigu savanoris budi, yra kitas labiau patyręs savanoris, kuris budi savo namuose, kuriam tu gali bet kada paskambinti. Pavyzdžiui, yra labai sunki situacija ir tu nežinai, ką daryti arba kaip pasielgti, tai tada gali paskambinti tam savanoriui, kuris budi ir pasitarti. Arba, pavyzdžiui, po labai sunkaus budėjimo kažkaip labai sunku pasidarė, pikta ant tų skambinančiųjų, ar ten iš vis atrodo nebėra prasmės čia budėti, kas čia darosi. Arba kaip tik kažkas labai palietė, labai jautriai ir priminė gal tavo paties kažkokius dalykus, tai tada gali irgi paskambintam patyrusiam savanoriui ir su juo tiesiog pasišnekėti taip. Ar galėtume trumpai papasakoti apie savo, tarkim, nežinau net kaip pavadink, tarkim, dar savanoriavimo dieną, kaip jūs ateinat, ką jūs padarot, su kuo pasisveikinat, kur nueinat kavos pasidaryti. Tokia rutina? Taip. Gerai.
kas čia pas mane būna. Iš esmės, kadangi ten turim tą vidinę sistemą, kaip laikus dalinamės, kadangi kiaurą parą būna, tai bent jau aš stengiuosi įvairiais laikais būdėti, nes nuo dienos metų skiriasi, kas skambins, kas maždaug bus ir visą laiką norisi ne vien su vienu kontingentu sėdėti su įvairiai. Kartais su vaikais pabūt, kartais su rimtais, su ne vaikais pabūt. O pati, nežinau net kaip čia įvardinti, kaip viskas vyksta, tai turim savo budėjimą, konkrečias valandas. Dabar šiek tiek sistema gali keisti su laiku, bet plius minus tai nerašyta taisyklė, tai 15 minučių anksčiau prieš budėjimą. Rašyta taisyklė netgi. Ai, jau rašyta. Rašyta taisyklė. Gerai, rašyta taisyklė ateiti 15 minučių anksčiau prieš budėjimą, kad apšnekėt, kaip čia tas budėjimas, kad tu kaip perimsi, tai nebūtum visiškai žalėsi, nes tai žinotum, kas čia maždaug vyksta dabar, spėtum ten prisiruošti kavos arbatos pasidaryti. Nu, tada tiesiog atsisėdi, prisijungi. Kaip jūs matote visuomenės suvokimą apie jaunimo liniją? Nes anksčiau aš pati girdėdavau, kad čia skambina, nu ten, žodžiu, sako, ten paskambina ir ten bet kas sėdi ir šneka su tais savižudžiais potencialiais ir panašiai. Šiaip ne vieną nuomonę tokią sugirdėjusi, o šiaip kaip iš tikrųjų. Tikrai yra ta tylėjimo kultūra, kur galima pasakyti tylėjimo kultūra, kai tu atsirandi prie kažkokių tabų temų, apie kurias tiesiog nėra šnekama ir jeigu kas nors jas įtraukia į viešumą, tai jis būna labiau toks marginalizuotas, jis labiau nesuprastas, jis labiau kažkoks keistuolis, darantis durnus, nesuprantamus sprendimus. Kam čia apie tai šnekėti reikia, nu jei nori nusižudyti, nu tai ką tu čia padarysi, nusižudysi ir taip toliau. Ir jeigu ištraukiamos tokios temos, ir yra krūva tų kitų temų, LGBT visas teisės, net depresija, jo, psichologinė sveikata. Tiesiog ta nešnekėjimo kultūra, gal labiau net netylos, o nešnekėjimo. Kai yra kažkas blogai, mes tiesiog geriau apie tai nešnekėti. O apie savižudybės, manai, dabar kol kas yra per mažai dar šnekama. Aš turiu labai gerą pavyzdį, kad visi puikiai žino tą karas keliuose akciją. Karas karui keliuose. Žiauriai durnas pavadinimas. Ir kiek jinai buvo išpromautinta, kokia tai buvo didžiulė problema ir ta prasme atgarsiai net ir šiandien norisi iš esmės kaip ir pasibaigus. Ir rezultatai geri iš tikrųjų buvo. Geri rezultatai ir ką apie savižudybę žinote, matote, kad nieko, o paprastas skaičius tas, kad Lietuvoje kasmet nusižudo 3 kartus daugiau žmonių, negu jų miršta eismo įvykiuose. Mes turim vieną problemą, mes koncentravom žiauriai daug dėmesio, mes turim daug didesnę problemą, bet mes apie ją tylim. Apie kasdienybės požiūris ir savanoriavimą kalbėjomės su jaunimo linijos savanoriais Milda ir Viliumi. Ačiū, kad klausėtės.